Tai Pauliau, trečią vasarą iš eilės treniruoji mažuosius krepšininkus šioje stovykloje. Papasako, kas smagiausia. Smagiausia šitoje stovykloje? Tai, kad susirenka tie patys veidai, pamatysi tos pačius veidus vaikų, kurie atvažiuoja vasarą iš vasaros iš eilės ir vis laik džiaugiasi ir vis laik pamato kažką naujo, nes pas mus krepšininkus niekas nesikartoja, viskas būna viskas būna iš naujo viskas padaryta. Tai krepšininkai čia ne tik sportuoja, bet ir pramogauja. Ar įmanoma suderinti iš tikrųjų sunkės treniruotės 2 kartus per dieną ir dar pramogas? Gal iš tikrųjų reikėtų poilsio, kaip pats galvojat? Manau, mes puikiai susiderinam. Vieną dieną vyksta 2 treniruotės, kitą dieną 1 treniruotė ir paišome pramogas ir atrakcionus įvairius. Tai reiškia vaikų sportiniam rezultatam šitą stovyklą nekenkia, ar čia atvažiuoja jie tiesiog daugiau papramogautų, ne krepšinį žaisti? Aš esu už tai, kad jie daugiau papramogautų ir suderintų poilsį, pramogas ir krepšinio tobulinimo įgūdžius. O kuo skiriasi šitą stovyklą nuo kitų krepšinio stovyklų paprastų? Žiūrint į kokią stovyklą žiūrėsim, jeigu žiūrėsim į pasirinkimo sezonui stovyklas, tai skiriasi tuo, kad krepšinio sezonui pasirinkimo stovyklos būna didesnio intensyvumo, o čia, kaip ir kartosiu, daugiau skiriama pramogom ir krepšinio populiarinimui. O susirenka vaikai iš visos Lietuvos. Iš kokio regiono geriausiai žaidžia krepšinį vaikai? Bent jau šiais metais mano grupė geriausiai yra iš Marijampolės atvažiavę krepšininkai. Ir taip pat iš mūsų sostinės krepšinio mokyklos, aišku. Aha, o kaip atmosfera dabar stovyklai rinktinės? Atmosfera kaip visada gera. Jauni mušasi su vyresniais kaip visada vakarais. Kaip visada. Kas laimi? Laimi jaunesni, nes jiem padeda treneriai. Gerai, ačiū labai.